Pažiūrėkite ten į kairę nuo jūsų. Ten labai panašus žmogus į jūs sėdi. Ai, šitas? Nu tai aš jį pažįstu. Antrininkas. Tai dirba pas mane įmoniai. Kuo jis dirba? Nu tai antrininku. Tai jis kaip apsauga jūsų veikia? Jei kas norėtų jūs pagrobti ar nušauti, tai nušautų jį? Ne. Mano apsauga rūpinasi mano apsaugos kompanija. Šitas tai tiesiog man padeda kasdienio gyvenimo smulkmenas susitvarkyti. O kokios čia tos smulkmenos? Nu būna visokių tokių durnų darbų, kurie atima baisiai daug laiko ir absoliučiai jokio džiaugsmo ar malonumo net neteikia. Tai jisai ir padaro. Nu ką, pavyzdžiui, reikia už elektrą susimokėti, ten kasko pasirašyti, ar ten su draudiku sutartį kokią pratęsti, mobiliaką iš salono naujo paimti, ar ten tėvus aplankyti. Nu tai aš išmokiau jį parašą padirbti, tai jisai nueina ir tos visus darbelius ir nudirba. O man, kaip sakant, lieka ką? Nu tik tai gyvenimo malonumai ir džiaugsmas. Tai gal jis ir meslytoje už jūs lankosi? Atleidžia darbuotojus? Juk tai nemalonus darbas. Kodėl nemalonus? Labai malonus. Čia gaunasi toks kaip ir žaidimas su žmonių likimais. 100 kartų įdomiau nei PlayStation žais. Bet į kai kuriuos sechus, tai, tik tai aš jį pasiunčiu, kad jisai nueitų. Aš pats, aš pats neinu. Kodėl? Tai smirda tenai labai. Jis į jūs panašus, moka padirbti jūsų parašą. Nebijote, kad gali pridaryti jums problemų? Pavyzdžiui, paims paskolą jūsų vardu ir pradings? Tai aišku, kad nebijau. Ko man čia bijot? Pas mus užsimezgęs toks pasitikėjimas, tarpusavio ryšys vadinkim. Mes labai gražiai sutarėm ir jeigu jis ką nors panašaus padarytų, tai aš jį iš po žemę iškasiu. Ir ką tada? Ir vėl pakasiu po žemėm. Dėl to tvarkingai gerai dirba pas mane. Va šią savaitę pajutau, kad gerklę pradėjo kabinti, perštė truputį, tai aš nusiunčiau į polikliniką, ką aš ten. Pats sėdėsiu tarp tų vargolių visų ir pensininkų ir subinę šalisiu. Beje, žinai, kas yra pensininkas? Tai vargolis kvadratu. Žodžiu, pasiunčiu aš jį pas daktarą, vis tiek visos tos gerklės vienodos, ką ten skiriasi. Tai išrašė vaistų, šitos nupirko, tai aš ką, sėdžiu ir gydosi, vienas malonumas. Galiu parodyti, kaip čia viskas. Eik, dantis susivalyk užme. Labai patogu. Reikės ir rytoj pas daktarą nusiųsti mano prostatą pasitikrinti.